Sveiki draugai ir pažįstami, Basket News žurnalistas ir TV3 Sport komentatorius Jonas Lekšas po tikrai geros praėjusios savaitės pateiks jums artėjančių krepšinio dienų prognozes, bet prieš tai būkite mėly ir malonus, palaikinkite šį video, o jei dar ir nesate prenumeravę kanalą, tai ištaisykite šią klaidą. Na, o dabar galime pradėti ir pradedam žinoma su Eurolyga. Eurolygos atkrintamosios tęsiasi, viskas keliasi į kitas arenas ir pradedame nuo antradienio susitikimo Makabis prieš Monako. Serija 1-1 ir pirmąją savaitę pamatėme du skirtingus Monako veidus. Vienas veidas buvo pasyvus ir prislėgtas, kuomet tritaškiai nekrenta, o kitas užsivedęs ir pataikantis. Saša Bradovičius išsitraukė Jakubą Utarą, kozerį, kuris uždavė labai gerą toną rungtynėms nuo pirmųjų minučių ir Monakos antrajose rungtynėse visai kitaip atrodė ir kontroliavo tą rungtynių eigą. Kaip be būtų, Makabis parodė, kad yra šiai dienai stabilesnė komanda, o Tel Avive šį sezoną yra laimėjusios tik dvi komandos - Barcelona ir Crvena Zvezda. Taip kad Makabis nuo 2014 metų nebuvo Eurolygos finalo ketvirtė, būtent tada Milane jie ir kėlė titulą į viršų. Visi kalba tik apie tai svajoja Tel Avivo klubo fanai, svajoja kaip atvyks į Kauną. Lorenzo Braunas kalba, kad reikia grąžinti šiam klubui šlovę ir iškovoti Eurolygos titulą. Taip kad manau, kad Makabis yra puikioje situacijoje užbaigti seriją namuose ir viską darys, kad ji negrįžtų į Monaką. Mano prognozė, kad serija užsibaigs artėjančią savaitę 3-1, Tel Avivas keliauja į Kauną. Tas pats antradienis ir dabar jau įvykiai Belgrade. Vau, kokie ferverkai praėjusią savaitę buvo Madride. Viskas prasidėjo nuo įspūdingų pirmųjų rungtynių ir Kevino Panterio game winnerių, o pasibaigė masinėmis muštynėmis, žaidėjų diskvalifikacinėmis ir turbūt didžiausių skandalų per pastarį dešimtmetį Eurolygoje. Jei ne tos muštynės, Partizanas atrodytų kaip idealioje situacijoje esantis užbaigti seriją net 3-0 namuose sausai, bet pašalinimai viską keičia, kadangi nebus nei Panterio, nei Lesoro. Dante Exumo situacija taip pat neaiški, jeigu žais, tai tikrai dar ne visa jėga ir atrodo, kad Realas dabar gali tikrai bent jau vienu pergalę sumažinti atsilikimą šioje serijoje. Vis dėlto Partizano rotacija yra 7 žaidėjų ir kai tu prarandi 2 aukščiausios klasės krepšininkus, savo lyderius, net ir įspūdingas palaikymas tau nepadės, nes kadangi Realas nors ir prarado Jabuselę, prarado Gabrielį Deką, bet tikriausiai grįžta Valteris Tavaresas ir Realas tai yra komanda, kuri turi Eurolygoje giliausią sudėtį, jiems poro žaidėjų netektis mažai ką reiškia, jie turi 15 lygiaverčių žaidėjų, dabar dar turės didžiulį pranašumą priekinėje linijoje su Tavaresu ir Poirė, tai mano spėjimas, kad Realas sušvelnins atsilikimą ir Belgrade pamatysime tikrai ketvirtąsias rungtynės. Trečiadienis ir mūsų laukiamiausia dvikova. Kauno Žalgiris namuose priima Barceloną. Katalonijoje žalgiriečiai parodė irgi du skirtingus veidus. Pirmasis buvo beviltiškas ir neturėjo jokių variantų. Antrasis nustebino su savo kokybę puolime. Žalgiris sužaidė turbūt vieną geriausių mačų puolime apskritai šį sezoną ir jeigu tai pavyktų pakartoti ir Kaune, galime tikėtis, kad kauniečiai net ir žengtų tą kertinį žingsnį iškovojant pergalę prieš Barceloną. Dar prieš šią seriją sakiau, kad Žalgirio pagrindinis tikslas yra išplėšti papildomas rungtynes Kaune, taip kad net ir atsilikinėjant 0-2 nemanau, kad žalgiriečiams trūks motyvacijos, jiems yra pirmiausia galvoje taip, kaip iškovoti tą vieną pergalę ir Žalgiris parodė, kad antrosiose rungtynėse, kad prieš Barceloną galima kovoti, bet kaip be būtų, Žalgirio veidas šį sezoną yra gynybinis ir tikėtis pergalės prieš Barceloną, leidžiant jiems įmesti daugiau negu 80 taškų, nelabai mes turime savo prabangos tai leisti. Neramina, kad Barça labai lengvai rinkosi taškus, deriniais laisvai sprendė įvairias Žalgirio gynybos sistemas ir parodė, kokio tai kalibro komanda. Žalgiriečiams net ir sužaidus vieną geriausių mačų puolime šį sezoną, Barça iškovojo pergalę ir mano prognozija yra liūdna. Manau, kad Barcelona jau trečiosiose rungtynėse atkoklėje dvikovoje nugalės Kauno Žalgirį ir užbaigs šią seriją. Tas pats trečiadienis ir dabar jau akis krypsta į Stambulą. Stambulo Fenerbahče pirmąją savaitę perėjo iškovojo vieną pergalę, išlygino serijos rezultatą ir nors ir nemažai buvo ši komanda skeptikų nurašyta, bet aš kaip ir sakiau, kad galime tikėtis labai įdomios serijos, labai daug įdomių mikrodvikovų. Dimitris Itudis yra genialus treneris ir jau pirmąją savaitę pamatėme, kokio lygio Fenerbahče gali būti net ir žaidžiant prieš geriausią Europoje komandą, Pirėjo Olympiakos ir
Stambule tikrai gali būti daug įdomių dalykų, kadangi turėtų grįžti ir Scottie Wilbekinas, kuris galėtų keisti šią serijos tėkmę ir niekas nesikeičia. Vis dėlto Pirėjo Olympiakos yra stipresnė komanda šiek tiek, nors pavardės panašios tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Olympiakos yra geriau susižaidusi komanda, bet kaip bebūtų, tikrai negalvoju, kad jie masto, kaip užbaigti seriją Stambule. Jų dabar pagrindinė mintis, kaip iškovoti bent vieną pergalę Stambule ir parsivežti seriją į namų aikštelę. Taip kad manau, kad viskas spręsis Pirėjuje, abi komandos pasidalins po pergalę 2-2 ir Olympiakos grįš į savo namų areną užbaiginėti šios serijos. Nuo Eurolygos toli nepabėgame, trečiadienį vyks ir Europos taurės finalas, Las Palmo Gran Canaria namuose priima Ankaros Turk Telekom, viskas vyksta iš vienerių rungtynių ir šios rungtynės yra labai didelės svarbos, nugalėtojas iškovoja bilietą į kito sezono Eurolygą. Las Palmo Gran Canaria atrodo šį sezoną šiek tiek stabilesnė komanda, nors ir Ankaros Turk Telekom palieka gerą įspūdį, abi šios komandos susitiko reguliariajame sezone ir Ispanijos klubas iškovojo abi pergalės. Finalą šios ekipos pasitinka labai gerų formų, per 11 mačų Ankaros Turk Telekom iškovojo 10 pergalių, tuo metu Gran Canaria per 10 pastarųjų rungtynių pralaimėjo vos 2 kartus ir vienas iš tų kartų buvo pralaimėjimas Barcelonai. Džonas Šurna atlieka labai didelį vaidmenį būtent Gran Canarijos komandoje, lietuviškų šaknų turintis žaidėjas, pateko į simbolinį starto 5 Europos taurėje. Apskritai Gran Canaria yra labai gili komanda, 7 žaidėjai renka nuo 8,6 taško iki 11,4 taško vidurkio, taip kad kiekvieną dieną tu nežinai, ko tikėtis iš tų žaidėjų, iš tos komandos, kas išaus. Tuo metu Turk Telekom turi labai solidų starto 5 su Džerianu Brantu ir Buteilė prieš akiją, taip pat tai, kad Jonesas šiuo metu jau dominantis kelis Eurolygos klubus, ten užima labai rimtą vaidmenį vidurio puolėjo pozicijoje. Emre Čano ir Jaka Lakovičiaus trenerio akistata laukia taip pat intriguojanti, tai sakyčiau, kad turėsime labai gerą produktą savaitės viduryje, Eurolygos lygio akistata, Europos taurės finalas, kur sunku prognozuoti laimėtoją, bet mano prognozija yra, kad taurę į viršų kels Gran Canaria, kuri žaidžia namie ir niekam ten nebūna lengva žaisti. Tiek šią savaitę krepšinio mylėtojai, tikrai mums netrūks mūsų mylimos sporto šakos rungtynių, taip kad viską žiūrime, stebime ir komentuojame.